Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Raudonasis Lapinas, ir šiandien aš jums papasakosiu, kaip naudotis tokiu įdomiu pluginu pavadinimu Decent Holograms. Tai kaip matote, virš mano galvos šiuo metu yra toksai, užrašas hologramo, nežinau, čia turbūt taip ir reiktų pavadinti. Tai pasižiūrėsim, kas per pluginas, pabandysim čia jį pamakaluoti įdomiau ir, tikiuosi, kad sužinosit kažką tikrai labai įdomaus, naujo ir galėsite į savo serverius pridėti tokių labai įdomių, bombastiškų dalykų. Patikėkit, čia tikrai bus kažkas labai įdomaus, aš net pats čia tik dabar sužinojau, kaip čia kietai galima padaryti. Tai prieš pradedant pamoką, paprašysiu paspausti mygtuką patinka, jeigu tau patinka mano kūriamas turinys ir mano taip vadinamas kontentas. Prenumeruok į Redvox Cloud kanalą, o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai, pirmiausiai, kad turėtume šitas visas hologramas, kaip tenais matėt, reikia įsirašyti hologramų pluginą. Tai jeigu nežinot, kaip įsirašyti pluginą, užsukit į mūsų Redvox Cloud YouTube kanalą, ten yra pamoka padaryta, kaip tą padaryti. Ten gal su kitu pluginu bus, bet, vis tiek suprantate, pluginai visi iš esmės taip pat įsirašo. Tai vat, ir greitai užsukit, ten pasižiūrėkit, įsirašykit ir tada jau, kai būsit įsirašę Decent Holograms pluginą, užsukite čia atgal pas mane. O mes dabar pradėkime nuo pačio plugino ir jo komandų. Tai visada, kai norėsime mes, kaip sakant, naudotis ir modifikuoti būtent kažkokias tai hologramas, jas sukurti ir panašiai, tai naudosime štai tokį trumpinį, tai bus pasvirasis brūkšnys ir DH. Galima ir šiek tiek kitaip, bet tiesiog paprastumo ir lengvumo sumetimais naudokime būtent šitą DH. Tai tam, kad, hologramą mes galėtume kažkaip tais iš vis turėti, pirmiausiai reikia ją sukurti. Tai rašom DH, tada dedam tarpą, rašom create ir tada įrašom hologramos pavadinimą. Ne tekstą, bet pavadinimą. Pavadinimas reikalingas tam, kad jeigu ateityje jūs turėtumėt ne vieną, ne dvi ir gal net ne 10 hologramų, o gal 100 hologramų, pagal jų pavadinimą tiesiog galėtumėt surasti ir modifikuoti būtent tą hologramą, kurios norite. Kad nebūtų taip, kad vieną norit tvarkyti kažką, ten kažkas pasidarė, o tvarkot ten kokią visai kitą. Tai vat, tai dabar sugalvojam pavadinimą. Aš padarysiu pasisveikinimas, kad žinočiau, kad čia bus holograma su pasisveikinimu. Ir tada dedam tarpą ir dabar jau galime įrašyti tekstą. Tai aš įrašysiu labas, aš jūsų labai pasiilgau. Ir jeigu paspausim Enter, kaip matot, holograma buvo sukurta, bet mes jos čia nematom. O mes jos nematom, todėl kad jinai yra po mūsų kojomis. O čia dar ir padėjau pasvirai brūkšnelį. Super. Tai vat. Ir dabar, matot, čia yra didžiausiai problema, kad padariau klaidą. Ane? Tai dabargi neištrinsi visko iš naujo. Galima, reikia pataisyti tiesiog. Tai tam, kad pataisyti ir redaguoti šitą eilutę, tai mes rašom komandą, kuri prasideda nuo DH. Tada spaudžiam tarpą ir rašom line, dedam tarpą, tada darom set, tada vėl dedam tarpą ir dabar įrašom pavadinimą. Kaip matot, jau pas mane šviečia pasisveikinimas, nes turiu tik vieną. Jeigu jūs turėsit jų daugiau, tai tų pavadinimų jums rodys daugiau. Tai aš tiesiog pasisveikinimas, pavadinimą įrašau ir dabar įrašau, kad tai yra pirmas puslapis hologramos, tada vėl dedu tarpą ir kad tai yra pirma eilutė hologramos. Tai pirmas skaičiukas vienas pažymi puslapį, nes čia įsivaizduokit, dar galim ir puslapį sukurti, aš čia visą knygą galiu parašyti jums hologramoms tiesiog vienoj vietoje. Tai vat, tai pirmas skaičiukas yra puslapis, antras skaičiukas yra būtent eilutė hologramos. Ir dabar aš noriu pataisyti, tai, teks tekstą rašyti iš naujo. Tai aš greitai labas, aš jūsų labai pasiilgau. Ir kaip matot, eilutė mūsų buvo paredaguota. Dar vienas smagus dalykas, tai kad žodžiai neturi būti vien tik tais tokie paprasti balti. Žodžiai gali būti spalvoti ir jūs galite kiekvieną žodį nuspalvoti skirtingai. Tai tam, kad tą padaryti, aš dabar, kaip matot, grąžinau savo seną komandą
tai būtent šitos eilutės redagavimą. Tai jeigu aš čia galėsiu parodyti, tai turim eilutės redagavimo komandą, tada turim mūsų hologramos pavadinimas, pirmas puslapis, pirma eilutė ir mūsų tekstas. Bet aš noriu tekstą nuspalvoti. Tai dabar jūs matote lentelę, kurioje yra parodytos, tiksliau parodyti kodai, kuriais galima parašyti tekstą Minecraft'e spalvotai. Tai dabar pabandom tai ir padaryti. Tai dabar tiesiog pasirinksiu vietą, kurioje aš noriu. Sakykim, šitoj. Noriu, kad labas atrodytų, tebūnie, kad atrodytų kokia žydra spalva. Tai dedam tokį ženkliuką. Aš nežinau, man kartais sakydavo, kad šitas ženkliukas reiškia end žodį. Tai žodžiu, dedam tokį ženkliuką. Ir tada pagal spalvų kodą, kaip matot, būtent iš šitų eilučių mes pasirenkam ir aš matau, kad aqua spalva yra raidė B. Tai dabar paspaudžiu B. Bet jeigu aš paspausiu Enter ir viską įrašysiu, mano visas tekstas pasidarys būtent toksai. O aš noriu, kad būtų tik žodis labas. Tai vėl grąžinu seną komandą ir dabar noriu, kad pavyzdžiui aš būtų raudonas. Tai tiesiog prieinu prie žodelio aš, dedu šitą vėl įdomų ženklą ir matau, kad raudonas yra kodas 4. Parašau 4, o visą likusį tekstą noriu padaryti baltą. Taigi vėl einu prie to žodžio, nuo kurio noriu, kad tekstas būtų baltas, dedu vėl šitą įdomų ženkliuką ir matau, kad balta yra raidytė F. Spaudžiam Enter ir kaip matot, labas yra aqua spalvos, aš raudonas, o visas kitas likęs tekstas yra baltas. Tai šitaip galite net ir nuspalvoti savo tekstą. Tai kad geriau suprastumėte, iš kur čia visi šitie kodai atsiranda ir apie ką aš čia kalbėjau, kur aš čia juos dėjau, tai štai čia turite lentelę ir kaip matote, žalia rodyklytė yra pažymėtas būtent šitas antras, turbūt reikėtų sakyti, stulpelis, kuriame yra surašytos spalvos ir spalvų kodai, kuriuos reikia įrašyti tam, kad jūsų tekstas nusispalvintų. O dabar važiuojam toliau. Gerai. O jeigu aš turiu labai daug teksto ir, jeigu aš tiesiog viską į vieną eilutę surašysiu, tai ten bus kažkur už 30 milijonų blokų eilė ir tada į kitą pusę bus kažkur 30 milijonų blokų eilė. Tai logiškai man tekstą reikia kelti kažkaip į kitas eilutes. Tai kaip pridėti daugiau eilučių? Tai rašom komandą DH, tuomet rašom line, vėl tarpas, add, pasirenkam savo hologramos pavadinimą, tai pasisveikinimas, ir dabar pridėsime eilutę. Pasirenkam puslapį, tai pirmas puslapis hologramos, ir dabar pridėkim dar vieną eilutę. Gerai, aš dar noriu kažkokios tai spalvos ir, sakykim, aš tiesiog noriu, kad viskas būtų čia oranžinė spalva. Ir kaip matot, atsirado jau 2 eilutės. O jeigu ta eilutė jums nepatiko ir ją norėsit kada nors ištrinti, tai tiesiog rašot DH, line, remove, pavadinimas, puslapis ir žinoma, kuri eilutė. Kaip matot, yra 2 eilutės, man ir užsišvietė 1 arba 2 eilutės. Galiu arba pirmą ištrinti, arba antrą, arba bet kiek bus jų čia sukurta. Gerai, o dabar jau prasidės didelis įdomumas. Tai sukursime antrą hologramų puslapį. Puslapiai, bandau dabar taip greit sugalvoti, kas čia galėtų būti naudingai, kam tie puslapiai tiksliau galėtų būti naudingi. Tai aš tiesiog galvoju, kad, sakykime, jeigu jūs norit kuriuose, tam tikrose vietose daryti tam tikrus pasisveikinimus, tarkim, tai jūs užvadinat, kad būtent čia hologramos yra pasisveikinimai ir kur nors galite tiesiog pridėti, nežinau, kelis puslapius pasisveikinimus, sakykime, ne? Tai dabar sukurkim puslapį. Tai puslapį sukurti galime su vėl komanda DH ir tada rašom page, dedam tarpą, rašom add, pridedam pavadinimą, pasisveikinimas ir buvo ką tik sukurtas puslapis. Nieko jau daugiau daryti nereikia, jūs jau turite 2 puslapius. O jeigu aš noriu į tą puslapį persijungti, tai tradiciškai vėlgi DH, aš vėl page, nes page reiškia puslapį, ir tada switch ir pasisveikinimas, pavadinimas ir dabar į kurį puslapį. Kaip matot, turim 2 puslapius, tai aš renkuosi antrą puslapį.
O čia yra tiesiog blank line, nes tam puslapyje niekas nėra pridėta. Tai vėl, kad jį redaguoti, tai tiesiog su praeitom komandom, apie kurias pasakojau, bam, susikūrėt naujas eilutės, galim iš tikro tą pabandyti ir padaryti. Tai tiesiog per komandas greit dh line set pasisveikinimas, antras puslapis, pirma eilutė ir prašom, kažką labai įdomaus, nežinau, kokiu žalia spalva dabar iššausim. Žalia spalva ir parašysim wow. Kaip matot, bam, pasikeitė. Bet jeigu mes grįšim į kitą puslapį, page, switch, pasisveikinimas, vienas. Štai mūsų holograma liko čia. Ir antras puslapis atrodo va taip. Gerai, tai mums dabar liko vis dar dvi problemos. Pirma, kodėl mūsų holograma yra apačioje, o ne kur nors viršuje. Ir antra problema, jeigu aš noriu tiesiog persikeisti tos puslapius, kodėl aš turiu matyti šitą, gal aš noriu matyti kažką tais kitą. Tai pradėkim būtent nuo hologramos ir kaip ją pasikelti į viršų. Tai viskas labai paprasta. Tiesiog pradžiai spaudžiam F3, įsijungiam koordinatės ir tuomet rašom DH, move, pasisveikinimas ir čia mes turime įrašyti koordinatės, kokias mes norime. Jeigu jūs vietą savo jau kaip ir turit gerą, norite tiesiog iškelti, tai jums yra aktuali būtent va šita koordinatė, tai kitaip tariant Y, matematika. Jeigu norit kažkur pastumti, tai atitinkamai dar gali būti X ir Z raidės. Mano atveju, tai aš noriu paprasčiausiai pakelti, tai dabar į komandą X koordinatės mums nėra svarbios, tai aš jas galiu arba tiesiog perrašyti ten, sakykime, 156, dėti tarpą, įrašyti kitą koordinatę, arba tiesiog, kad negaišti, aš dedu štai va tokį įdomų ženkliuką, dedu tarpą. Dabar noriu, kad būtų šiek tiek aukščiau. Tai jeigu aš esu mano kojos čia kažkur, sakykime, 64 blokė, tai aš, sakykime, noriu kokio 66 bloko. Dedu tarpą ir vėl Z koordinatės, tas trečiasis galima įrašyti ten tuos -2, bet kadangi aš tiesiog esu didelis tinginys, tai įdedu tokį ženkliuką ir holograma stebuklingai bam ir pasikelia šiek tiek aukščiau. Jeigu aš vis dėlto šiek tiek persigalvojau ir tas aukštis man patinka, bet aš noriu, kad holograma būtų kažkur tais čia, tai tiesiog pasiemam ir rašom komandą dh, move ir dabar jau įrašau X koordinatės 147, dedu pamiršau pavadinimą. DH move, pasisveikinimas, taip, pavadinimas ir dabar koordinatės. Taip, tai X koordinatės 147 dabar aš čia stoviu, aukštis man patinka, tai aukštį tiesiog palieku tokį, koks yra ir dar dedu -3. Ir holograma atsirado. Gerai. Tai dabar, sakykime, aš sugalvojau tokį dalyką, kad noriu, kad čia rodytų pasisveikinimą, bet jeigu žaidėjas sugalvotų paimti ir paspausti ant tos hologramos, išlystų va šitas, sakykime, easter eggas, toks Velykų kiaušinis. Tai ką mums reikia dabar padaryti? Tai tiesiog rašom DH, tada rašom page, tada add action, pridėsim add action, tai pridėsim veiksmą, pasirenkam pavadinimą, pasirenkam puslapį, tai aš noriu, kad pirmo puslapio, sakykime, tam pasisveikinime, tai mums reikalingas pirmas puslapis, tai būtent paspaudus kairį pelės mygtuką persijungtų visą šitą hologramą ir žaidėjas matytų šitą easter eggą. Tai, kaip matot, pasirinkom puslapį ir dabar rašom write, tai čia bus mygtukas, kurį turim spausti. Ir ką šitas dalykas daro? Tai šitas dalykas daro next page. Ir būtent šitas veiksmas buvo pridėtas. Aišku, dabar niekas mum neveiks, nes čia yra antras puslapis. O iš antro puslapio, jeigu paspausim kairį pelės mygtuką, aš noriu, kad vėl galėtume grįžti prie pirmojo puslapio. Tai vėlgi darau DH, page, kad
su puslapiais dirbsim. Tada add action, kad pridėsim kažkokį veiksmą. Vėl mūsų hologramos pavadinimas. Antras puslapis. Ir dabar kairysis pelės mygtukas. Ir ką jis daro? Jis daro previous, kitaip tariant, ankstesnis. Ir page puslapis. Bam. Na ir dabar, kai suvedėm šitą komandą, jeigu aš paspausiu kairį pelės mygtuką, bam, viskas grįžta. O čia jeigu spausiu kairį mygtuką, nieks neveiks, bet jeigu paspausiu dešinį mygtuką, tada atsiranda šitas, wow. Matot, galima taip gana įdomiai, nežinau, galbūt surašyti taisyklės kažkokias, galbūt kažką tais, tiesiog, kad žaidėjim būtų įdomiau. Neįsivaizduoju, kam jums gali šito prireikti, bet tikrai labai smagus dalykas. Na ir paskutinis dalykas, kurį aš labiausiai čia laukiu jums parodyt, tai būtent tai, kad hologramomis gali paversti, kaip pasakyti, nebūtinai tekstą, bet ir, sakykim, gyvūnus. Tai jeigu aš dabar, nežinau, tiesiog, kad būtų greičiau, pabandysiu paskristi ir kažkur tais šitoj vietoj sukursiu naują hologramą. Padarysiu DH, create, parašysiu gyvūnai ir teksto nepridėsiu. Čia lietuvių kalbą negalima naudoti. Gerai, sukurtas dalykas, bet gyvūnai. Ir matai, dabar čia yra blank line. Gerai, tai dabar žiūrėkit. Čia labai yra svarbus momentas. Rašom DH line set gyvūnai, nes čia mūsų šitas kur blank line yra. Tada pirmas puslapis, pirma eilutė ir rašom entity ir b. Ir mes turim bitutę. Įsivaizduojat? Jinai tiesiog skraidanti bitutė yra. Normaliai. Jūs įsivaizduojat, gali būti tekstas ir aplinkui nežinau kokios bitutės skraidančios. Ant kiek fainai yra, įsivaizduojat. Ir galima net ir daugiau biškį paišdikaut, pavyzdžiui. Galima pridėti kokį nors puslapį ir padaryti, kad, nežinau, bitutę paspaudus atsirastų koks vilkas, pavyzdžiui. Tai čia tokia labai didelė paslaptis. Kaip tos entities susirast, tai tiesiog Minecraft'e galite nueiti wiki, ten pasižiūrėti, ten labai paprastai susirast. Žodžiu, įsivaizduokit, kokiu galima gražių dalykų padaryti ir ta bitutė jinai niekad nedings, nes jinai netikra. Bet kaip tikra. Na, čia kol viską papasakau, tai atėjo praktiškai ir naktis, kaip matote, ten mano bitutė vis dar yra, ne? Čia darau outro. Tai jeigu ši pamoka tikrai patiko, būtinai paspausite mygtuką patinka ir prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu nežiūrite kur nors kitur, būtinai paspausite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Nu, su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, tikiuosi, kad ši pamoka tikrai jums labai patiko ir čia išsinešė džiauriai daug naujo, net aš čia, kai mokiausi visko, tai išsinešiau labai daug naujo. Taip pat, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!